Pamėginsiu pafilmuoti. Oi, šiandien gerai kimba kojos. Tai užmesim. Tuoj užmesim gal su kairė ranka. Opa. O, užmečiau. Užmečiau gerai. Linkšėsi šiandien esu. Seniai aš čia bebuvau. Bandžiau ešerius, bet ešeriai va tuose žolynuose ten. Tuose žolynuose. Lygioj vietoj jų nėra. Kur nėra žolių. Valandą pragaudžiau ant mikroguminukų. Nieko nėra. O va tu žolynuose, o čia jau irgi nelabai kur tos lelijos, bet ten va kur tankų jau, kur eglutės tos vadinamas, kur linai mėgst būti. Ir jų ešerių yra gerų. Tai du tokius pagavau, bet per vargus, sakau. Per vargus. Nu, mėginom čia dabar koją sugauti. Labai pinas tos eglutės apsipin ir valai jau. Nusiboda, tai galvoju, reikia pamėginti. Va. Panešė kažkas. Aiškiai neštelėjo. Ir skrituliai, jeigu matosi va vienas, du antai, ten toliau trys, dar jų liktai daugiau buvo ir palikti, susipainiojusi žolėsi matyti. Aš maniau, čia tokie žmonės plaukia, maniau, kad jų, bet jas jau nuplaukė prieš 2 valandas, matyti ir iš seniau likę, neberado ar prisigėrė, žinot, kaip sužveis. Opa, o, pakirtau kojikė. Žemaitiška raudė. Kaip dabar ištrauk su vien ranka. Nedidelės, bet aišku, pasiūlos greit. O raudė, tikra raudė, tik tai vieną tai ištraukiau. Va. Pareik čia. Va, tokios raudytės. Tai yra kuojos, čia supyks aukštaičiai. Kuojos, žemaitiška raudys. Va, tokie dalykai. Nu ką, reiks susirinkti skritulius įnešti į turgų, jau kiek anušas pririnks. Jeigu niekam nereik, tai atsiboda jau, pilna jau čia. Pilna tų raudžių. Prieš tą nukabinsiu. Opa. Tai parodysiu, kiek jų čia yra. Jų yra nemažai. Žvanojom. Šeriai va tokie tie. Čia jau kažkiek 3-4 kg manau. Dėkui už dėmesį. Įvažiuokit žvejoti, netinginiaukite. Viso.